Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime gegužės 19 dieną. Į objektą atvažiavom be 5:07. Vanduo jau paleistas kaip pusę valandos. Objektas Girnakaliai. Čia netoli Geibonių, vietiniai žinos. Čia Elektrėnų savivaldybėj. Toksai vat namukas, užsakovas vaikšto patenkintas. Ir va mini gręžinukas. Bendras gręžinio gylis gavosi lygiai 7 metrai. Pastatė Mr. Guardian ir vokišką hidroforą kilovatą 100. Ir va, ant išėjimo. Va taip pat. Laikinai pasidariau, nes po to čia jau užsakovas va turi prisikasęs įvadą. Vamzdį į namą į vidų. Tai va, tai mūsų juodas vamzdis susijungs su mėlynu vamzdžiu ir hidroforas vidui pasistatys. Ir va tada ten grindinį šildymas, sakė, bus boileriai ir taip toliau. Tai va, čia toksai va, jau duobė, kiek vandens prisipildė. Kubas 100 į valandą. Iš 32 diametro vamzdžio tai bėga. Vanduo prasivalęs pilnai. Truputį siros vandenilio turim. Jo. Nu čia jau nepabėgsi nuo tokios vietovės. Tai toksai va namas. Užsakovas. Ir buvo smėliukas. Toksai. Tokios va frakcijos. Geležies neturi, bet siros vandenilio yra kažkiek. Bet čia nebrangus tie filtrai yra. Ta kvapą panaikina. Čia nieko baisaus. Kai sako, spuvusių kiaušinių kvapas. Važiuojam su džipuko prie kabelio, rankinas, gręžimės rankinių būdu, nes pagalba. Na ir porą žodžių, kaip brigada tai dirba. Super, be priekaištų. Ačiū labai. Viskas super. Ačiū. Greitai viskas. Nu taip, taip. Nes čia Girnakalioj sodose yra laistymo vanduo. Vat jį gegužės pradžioje vėlai įjungia ir spalio 1 jau atjungia. Tai va, dabar jau žmogus bus nepriklausomas nuo sodo pirmininko. Laistymo vandens turės gerimo vandenį gerą. Tai va taip atrodo 2 gręžinio duobės. Gręžinio šaktą, va tiek mums reikia tik tai vietos. Tai va, vamzdis susijungs, čia duobė susikas ir viskas. Ir va, viskas puikiai bėga. Ir kas sako, kad sekmadienį negalima dirbti. O aš sekmadienį rytoj pasidarysiu, teisingai. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki. Geros dienos. Viso.